Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 31 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Achemos grupė planuoja užsiimti jūrinę vėjo energetiką, Litgrid sėkmingai įvykdė dalinį izoliuoto darbo bandymą, o Bot Group planuoja investicijas į laboratorijų kompleksą. Iš tokių vidutinių naujienų, plūduriuojant Ignitis gamybos saulės jėgainė tapo ginčo objektu, o Diab atleidžia bene 1/4 darbuotojų. Be visų šių dalykų, Ignitis grupės vertė galėtų viršyti 2 milijardus eurų, o Litgrid norėtų pasistatyti 200 MW galios bateriją. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės We are valios. enhancing our cooperation on energy security. Jungti su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnį Войти в kainą. их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Achemos grupė pranešė steigianti bendrovę, kuri investuos į vėjo jėgainių komponentų gamyklą Smeltės pusiasalyje. Ji, tikimasi, galėtų aptarnauti vėjo jėgaines tiek Baltijos jūroje, tiek ir sausumoje. Bendrovė turi preliminarius verslo planus ir bendrauja su potencialiais partneriais, tačiau konkrečių sumų, datų ar pavadinimai dar neatskleidžia. Įmonių grupė taip pat užsiminė sieksianti investuoti į vėjo jėgainių parkus Baltijos jūroje. Koncernas tokius sprendimus priėmė paaiškėjus, kaip ir kada Lietuvoje bus pradėta vystyti jūrinę vėjo energetiką. Dar birželį patvirtinta konkreti būsimojo vėjo parko teritorija jūroje. Investuotojo atrankos konkursas bus skelbiamas 2023 m. vasario 1 dieną. Energetikos ministerija tikisi į šį projektą pritraukti iki 1 milijardo eurų investicijų. Achemos grupė jau yra investavusi į atsinaujinančią energetiką. Koncernas valdo 60 MW galios vėjo parkus Čekijoje ir Kroatijoje, grupės įmonė Renerga be kita ko valdo vėjo jėgainių parkus Kretingos ir Anykščių rajonuose. Dar svarbiau tai, kad koncernui priklausanti krovos bendrovė Klasko yra bene vienintelė turinti planuojamai veiklai tinkamos teritorijos Klaipėdos uoste. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas jau yra pažadėjęs iki rugsėjo atlikti išsame analizę, kur būtų galima įkurti krantinę vėjo jėgainių gamybai, komponentų rinkimui, pasiruošimui jėgainių transportavimui į jūrą. Kaip dera energetikos ministerijos, uosto ir koncerno planai, nėra aišku. Kasmet Litgrid užsakymu Kauno technologijos universiteto mokslininkai atlieka Lietuvos elektros energijos sistemos adekvatumo analizę. Tai yra atlieka skaičiavimus leidžiančius prognozuoti, kada šalies energetikos sistema taps nebepakankamai patikima ekstremalių situacijų akivaizdoje. Šiųmetė studija dar kartą patvirtino, kad 2025 metais įvairiais scenarijais Lietuvai prireiks įsidiegti nuo 340 iki 610 MW lankščių elektros gamybos įrenginių. Būsimasis trūkumas nėra naujiena, bet skaičiai yra pakoreguoti. Litgrid nusižiūrėjo scenarijų leidžiantį apsieiti su 340 MW naujų elektrinių. Tiesa, tam reikėtų taip pat įrengti 200 MW galios 600 MWh talpos baterijų sistemą. Šiam projektui lėšų dairomas į ekonomikos gaivinimo po koronaviruso pandemijos programą. Šis scenarijus taip pat reiškia, kad Baltijos šalys tretinį galios rezervą užsitikrintų ne kiekvienas savo, o bendrai. Šis spraga elektros sistemoje tikimasi, kad bus užpildyta surengiant tam skirtą aukcioną. Jo tikimasi iki šių metų pabaigos. Jame galės dalyvauti įvairios technologijos, esami ir būsimi elektros gamintojai. Šią savaitę energetikos reguliuotojas patvirtino metodiką, kuria vadovaujantis bus apskaičiuojama didžiausia elektros kaina konkurso dalyviams. Ignitis grupė ruošiasi pasiūlyti nuo 20 iki 33% savo akcijų investuotojams. Finansų ministerija dar Liepos pabaigoje pasiūlė keisti įmonės dividendų politiką. Tai yra būdą apskaičiuoti kasmet investuotojams, taip pat ir valstybei, išmokamą pelno dalį. Be kitų dalykų ministerija pasiūlė dividendais šiemet paskirstyti 85 milijonus eurų, arba 80% planuojamo Ignitis grupės pelno. Būsimo pelno prognozės finansų analitikams suteikė galimybę atidžiau įvertinti potencialią įmonių grupės vertę. Finansų ministerija tikisi gauti nuo 10 iki 12 EBITDA rodiklių siekiantį įvertinimą. Verslo žinių kalbinti analitikai skaičiuoja, kad lūkesčiams išsipildžius, Ignitis grupė galėtų būti verta nuo 1,8 iki 2,35 milijardų eurų. Bendrovė jau anksčiau yra išsakiusi viltį, kad šis IPO galėtų tapti didžiausiu pirminiu siūlymu Baltijos šalių istorijoje. Ignitis grupė nėra vienintelė į biržą žvelgianti energetikė Baltijos šalyse. Planų turi ir antrinė Estija Energija bendrovė Enefit Green. Ji tiesa yra smarkiai mažesnė, bet to kol kas tam neranda konkretesnės datos.
Rinkoje šiuo metu geriausiai vertinamos atsinaujinančios energetikos bendrovės, tad estai ruošiasi siūlyti investuoti į mažesnę, bet išskirtinai tokio pobūdžio bendrovę. Tuo tarpu Ignitis tikisi kaip žalią pateikti visą įmonių grupę. Litgrid šį savaitgalį atliko dalinį technologinį Lietuvos izoliuoto darbo bandymą. Lietuvos elektros sistemos valdytoja ir stambieji elektros gamintojai dalį šalies elektros sistemos nominaliai atskyrė nuo iš Rusijos valdomos IPS-UPS sistemos. Naktį šeštadienį, sekmadienį ir sekmadienį ryte jie savarankiškai valdė šios sistemos dalies dažnį. Elektrinės pradėjo veikti įprastų režimų ir tuomet perėjo į vadinamąjį salos režimą. Pernai bandytų scenarijumi elektrinės buvo įjungtos veikti tiesiai saloje. Gyventojai sėkmingai pavykusio bandymo net nepajuto. Šiauliuose įsikūrusi Diab gamina ruošinius iš kompozitinių medžiagų vėjo jėgainėms. Šią savaitę bendrovė užimtumo tarnyba informavo atleidžianti 58 iš 220 savo darbuotojų. Dėl COVID-19 sienas užvėrė ir sunkiai atsigauna pagrindinės bendrovės prekybos partnerės Indijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Ekvadore. Sumažėjus užsakymų, darbuotojų skaičius įmonei tapo per didelis. Panašios optimizacijos bendroviai prireikė ir pernai, bankrutavus tuomet vienam didžiausių užsakovų Power Blades. Technologijų įmonių grupė Bot Group ketina Vilniaus Visoriuose atidaryti 6 aukštų 33,5 tūkstančio kvadratinių metrų bendro ploto mokslo paskirties pastatą. Jame tikimasi įsikurti įvairios biotechnologijų ir lazerių fizikos laboratorijos. Pati įmonių grupė čia vykdytų kaupiamųjų baterijų tyrimus, kurtų saulės elementus ir ieškotų būdų technologijas taikyti pramonėje. Pastatas gali kainuoti nuo 16 iki 18 milijonų eurų, planuojama statybas pradėti pavasarį ir jas baigti iki 2022 metų vasaros. Ir galiausiai, Ignitis gamyba ieško, kas jai įrengs bandomąją 60 kW galios plūduriuojančią saulės jėgainę Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseine. Konkursas jos pirkimui paskelbtas balandį ir jo laimėtojų tapo Ignitis. Ji, kaip ir Ignitis gamyba, priklauso valstybės valdomai Ignitis grupiai. Tad tokią konkurso baigtį apskundė antrą vietą užėmusi UAB Solid Technics. Ji kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą bei konkurencijos tarybą dėl galimo interesų konflikto, sąžiningos konkurencijos sąlygų ir skaidrumo principo pažeidimo. Prieš pabaigą norėčiau pasitaisyti. ES biudžetas siekia kiek daugiau nei 1 trilijoną, ne milijardą eurų, o Kauno hidroelektrinėje sumontuoti 4, ne 2 hidroagregatai, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.